XVII amžiaus pirmojoje pusėje Žemaitijoje Garduose buvo įkurtas didingas Kalvarijos kompleksas, kuriam prižiūrėti pakviesti dominikonų vienuoliai, netoliese pasistatydinę bažnyčią ir vienuolyną. Terminas Kalvarija reiškia specialiai sukurtą sakralią erdvę. XVII amžiuje žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, puoselėjęs mintį įrengti Kalvariją Žemaitijoje, Gardų vietovę pasirinko dėl kelių aplinkybių. Pirma, kalvotas šių apylinkių peizažas priminė Jeruzalės kalnus. Antra, apylinkėse sklidęs garsas apie vietos žmonių regėjimus, kad Gardų kalnai esanti šventa žemė, apie šioje vietoje stebuklingai išgijusius žmonės. Vyskupas 1638-aisiais liepė išmatuoti plotus, pažymėti kryžiaus kelio stočių vietas ir pastatyti tose vietose medines koplyčias. Per trumpą laiką, nuo 1638 iki 49, Žemaitijoje buvo suformuotas piligriminis centras ir tapo pačiu svarbiausiu visame regione. Jurgis Tiškevičius į savo vyskupiją pasikvietė keletą vienuolijų ir aprūpino jų namus. Tai senosios Regulos karmelitai, įkurdinti Kudirkos naumiestyje ir Linkuvoje, bei dominikonai, kurių vienuolynai įsteigti Raseiniuose ir Žemaičių Kalvarijoje. Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus Gardų kalvose įkurtoje Kalvarijoje perteiktas ilgesnis kryžiaus kelias, apimantis ir Jėzaus suėmimo epizodus. Jo planas ir 20 stočių struktūra galutinai susiformavo XVIII amžiaus pradžioje. Nuo pat naujosios Kalvarijos Žemaitijoje įsteigimo per Velykas ir pirmąjį Liepos mėnesio sekmadienį švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo šventės proga tikintieji miniomis plūdo iš aplinkinių parapijų ir atokesnių Žemaitijos vietovių. Iškilmingo eisenų metu jie nešdavo vėliavas, giedodavo ir save plakdami atgailaudavo. Kryžiaus kelio sukūrimas XVII amžiaus viduryje didelį poveikį darė ir gyvenvietės urbanistiniai raidai. Žemaičių Kalvarija yra vienintelis pavyzdys Lietuvoje, kai miestelio planiniai raidai toks reikšmingas buvo religinis aspektas. XVIII amžiaus viduryje Žemaičių vyskupiją valdant ypatingų veiklumu pasižymėjusiam Antanui Dominykui Tiškevičiui pastebimas didžiulis dėmesys Žemaičių Kalvarijos konventui. Vyskupo nuopelnas 1750-aisiais pastatyta didelė puošni medinė bažnyčia ir nuolat stiprinamas Šventojo kryžiaus kultas. Žemaičių Kalvarijos kaip piligriminio centro ir dominikonų konvento klestėjimą XVIII amžiaus antrojoje pusėje akivaizdžiai liudija faktas, kad praėjus vos 30 metų po medinės bažnyčios pastatymo pradėta projektuoti kita mūrinė šventovė ir naujas vienuolyno pastatas. Naujos bažnyčios pamatai padėti 1780 metais. Tačiau statyba užtruko daugelį metų ir pirmosios mišios joje laikytos tik 1822. Kurį laiką miestelėje netoli viena kitos stovėjo abi bažnyčios, tačiau ilgainiui medinė buvo išardyta, visa jos vidaus įranga perkelta į naująją mūrinę šventovę. Dėl lėšų stokos matyti ir bokštai pagrindinėme fasade neiškilo į numatytą aukštį. XIX amžiaus viduryje po 1831–63 metų sukilimų caro valdžia vienuolynus pradėjo naikinti. Veikiantiesiems sudarė įvairių apribojimų. Sunaikinto vienuolyno atminimui miestelio kapinėse iškilo simbolinis kryžius. Parapijos kunigai per įgytą vienuolyno turtą ir puoselėjamą maldingumą kiek įmanoma stengiasi išlaikyti tėvų domininkonų atmintį ir piligriminio centro tradicijas.
Ta patvirtina iki mūsų dienų gyvuojantis didieji Kalvarijos atlaidai ir bažnyčią puošiantys dailės kūriniai, kurių daugelis sukurti 20-ojo amžiaus pradžioje po šventovę nusiaubusio 1896 metų gaisro. Kauno gubernijos architektas Piotras Serbinovičius, stengdamasis išlaikyti ankstesnio statinio formas, parengė sudegusios bažnyčios atstatymo projektą. Atkuriant gaisro visiškai sunaikintą bažnyčios vidaus puošybą ir statant naujus altorius, buvo stengiamasi pakartoti ankstesnę, dar tėvų domininkonų sukurtą idėjinę programą, naujuosius altorius išpuošti pavykusiais išgelbėti kūriniais arba nutapyti paveikslus senųjų temomis. Pirmieji buvo atstatyti didysis Švenčiausiosios mergelės Marijos ir abu rožinio brolijos altoriai. Kitus 6 prie Piliastro esančius neobaroko formų altorius 1904 metais fundavo kunigas Juozapas Mika. Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis parkvietė į Žemaičių Kalvariją marijonus. Jie čia gražiai dirbo, koplyčias atnaujino, žmonių religinį gyvenimą, atšventė jubiliejų Kalvarijų 37-9 metais. Ir po to netrukus atėjo pirmoji sovietinė okupacija ir po to nacių okupacija ir sovietinė okupacija. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, 1945 m. Liepą įvyko didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, tačiau sovietų valdžia netrukus pradėjo įvairius šios religinės praktikos suvaržymus. Buvo suorganizuotas didelis būrys aktyvių komjaunuolių Plungės mieste, taip pat prisidėjo ten ir pionieriai, buvo surinkta daug jaunų žmonių, taip pat buvo sukviesta apylinkių kolūkių technikai griovimui tinkama. Miestelis buvo tuščias tuo metu, nes darbingi žmonės dirbo savo darbuose, kolūkiečiai kolūkio laukuose, o visi nedirbantis arba vyresnio amžiaus žmonės tuo metu dalyvavo šventosiuose mišiose. Ir štai kaip tik tuo metu buvo nuspręsta plėšti koplyčią. Plėšiama buvo būtent plėšiant pieras, metant jas į sunkvežimį tam atvarytą. Ir tuo metu yra kalbama, kad pamatė vienas iš kolūkio brigadininkų, kuris raitas ant arklio, pastebėjęs, kas vyksta, prijojo prie štai čia bažnyčios, pasistatė arklį, bėgo į bažnyčią, tuo metu vykstančiose mišiuose buvo daug žmonių kalvariškių ir sušuko žemaitiškai: "Bėkiam koplyčias griaut." Vyko susirėmimas tada su šitais komjaunuoliais, kurie plėšė koplyčią Draskėje. Buvo organizuotas saugojimas ir ko gero 2 ar net 3 savaitės intensyvaus darbo buvo žmonėms, nes jie naktimis budėdavo prie koplyčių, turėdavo įvairius skambalus ten. Tai tokiu būdu žmonių ryžtingumo ir užsispyrimo ir, sakyčiau, didelės meilės bažnyčiai ir koplyčioms ir tai tradicijai dėka, šita maldingumo tradicija nebuvo uždrausta, koplyčios nebuvo nugriautos ir vienintelės išliko autentiškos iki šių dienų. Kai tuo tarpu Vilniuje, taip pat Aukštaitijoje Veprius ir čia netoli esančiame Beržore, tos koplytėlės buvo sunaikintos. Nors koplyčios ir buvo išsaugotos, tačiau jas puošia paveikslai paimti į ateizmo muziejų. Be to 1964 metais iš miestelio buvo atimtas jau 300 metų turėtas pavadinimas ir Žemaičių Kalvarija pervadinta į Varduvą pagal netoliese tekančio upelio ir tuomet gyvavusio kolūkio vardus. Nepaisydami draudimų ir suvaržymų, maldininkai per visą sovietmetį išlaikė ryžtą saugoti ir puoselėti didįjį išganytojo kryžiaus kelią Žemaitijoje. Jų pastangomis buvo susigrąžinti koplyčių paveikslai. 1988 metais popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai suteikė Mažosios bazilikos titulą.
2006 metais malonėmis garsėjantis Dievo motinos paveikslas buvo iškilmingai karūnuotas popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis. Jam suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. 250 metų čia veikęs Domininkonų ordinas žmonių atmintyje išliks kaip daug nusipelnęs, ugdant vietos maldingumo tradicijas ir kūręs meninį ansamblio pavidalą.